Kiekviena kartą sunku nuspręsti atsakymą. Kur aš, ką aš darau čia ir kas ji yra. Vis dėlto čia tik sapnas. Taip, sapnas. Žiūrint į kompiuterio ekraną pasirodė lyg jis būtų gyvas. Nes per anonimo pokalbių svetainę nematome su kuo kalbame. Ir jie lyg neegzistuotų. Tame pačiame mažame bute, kuriame nėra jokių ženklų remonto. Ir tas pats vaizdas pro langą. Tokia yra būklė mano gyvenimo. Taip pat aš baigiau mokyklą kaip ir visi. Buvau priimtas į universitetą. Aš ieškojau darbo ir įgijau gyvenimo patirties. Kurį laiką dirbau, bet dabar esu bedarbis. Todėl sėdžiu namuose ir toliau gyvenu. Šiandien nusprendžiau nueiti į mokyklos susitikimą, nors ir nenorėjau. Šaltas vakaras. Autobuso stotelėje. Laukiu. Man niekada nepatiko žiema. Nors karšta vasara ne mano metų laikas. Šį vakarą autobusas vėluoja, net nervina, kad svarsčiau išsikviesti taksi. Bet idėja grįžti namo neatrodė gera. Susimąsčiau, gal galėčiau pradėti savo verslą. Bet iš kur traukčiau pinigus? O gal grįžti dirbti į ofisą? Ne už ką. Gal tapti žurnalistu, bet ko tam reikia? Staiga prisiminiau vaikystę, kai viskas buvo paprasta ir ėjau gyvenimas kaip per sviestą. Būtent tada sutikau savo pirmąją meilę.
Nors jos išvaizda ir charakteris beveik užmiršau. Liko tik jos vardas ir ką jai jaučiau. Šiandien sunkiai įsivaizduoju kažką tokio nutinkant. Staiga man nutraukė minčių seką mašinos variklio garsas. Autobusas staiga sustojo, jis atrodė keistai. Nors tai nesvarbu, nes 410 autobusas mane nuveš kur man reikia. Aš prisėdau ir išgirdau iš radijo pažįstamą muziką. Nors man tai nerūpėjo. Aš stebėjau pro šalį važiuojančių mašinas pro langą. Autobusas artėjo prie miesto centro ir aš atkreipiau dėmesį į miesto šviesas ir viskas, kas mane supa. Staiga mane ėmė imti miegas. Mano akis užsimerkė tik momentui ir tada. Ryški šviesa pažadino mane iš miego. Iš pirmo žvilgsnio neatkreipiau dėmesio, kas man nutiko, nes buvau ne iki galo pabudęs. Mano kojos mane nuvedė iki durų. O ne, atrodo, aš užmigau ir praleidau stotelę. Aš apsidairiau ir sustingau iš šoko. Aplinkui niekas nebuvo pažįstama, todėl ėmiau kelti klausimus. Kaip? Kodėl? Ar aš sapnuoju? O gal buvau pagrobtas? Bet tai negalėjo būti, todėl suplojau kelis sykius per veidą. Ir nieko nenutiko, todėl atsisėdau priekinėje autobuso vietoje. Įsitikinau, kad aš nemiegu, nes skruostuose jaučiau šilumą. Po kelių minučių išskubėjau vėl apsidairyti lauke. Ir mačiau tik žalumą, kiek akis užmatė, aukštą žolę, kelio pakraščiuose aukštus medžius ir gėlės. Vasara, bet kaip? Lyg buvo žiema ką tik. Man galva pradėjo skaudėti. Lyg galva tuoj sprogs. Iš lėto padėjau atsiminti. Ilgas kelias besitęsiantis į tolį. Miškas, lygumos, laukai, ežeras ir miškas vėl. Aš maniau, kad sapnuoju, bet kaip tai aš prisimenu. Ir staiga, aš sutrikau. Kažkokia mergina atsirėmusi į mane. Ji švelniai pašnabžda kažką į mano ausį. Tada vėl sutrikau. Ir tada vėl atsibudau čia. Kas buvo ta keista mergina? Ir tai tik buvo sapnas. Kažkodėl mintis apie tą merginą mane nuramino truputį, kad pradėjau jausti šilumą iš vidaus.
Ar gali būti, kad ji mane čia atgabeno? Todėl turiu ją rasti. Ir paskutinė vieta ieškoti yra toli nuo čia. Aš bėgau į kairę ir dešinę, staiga sustodamas, abejodamas kur eiti. Staiga bėgau ten, iš kur galėjo autobusas atvažiuoti. Sustojus atsisėdau pailsėti. Baimė po truputį praėjo, gal aš iš tikro sapnuoju. Bet tai atmečiau. Siauras kelias tęsiasi iki laukų ir dar toliau. Tai tas pats kelias iš mano sapno. Aš turbūt toli nuo namų. Ir lyg vakar nebuvo žiema, o šiandien vasara. Nors vasara būtent tokia, bet vaizdas lyg iš rusiško paveikslo peizažo iš XIX amžiaus. Aš atsigręžiau atgal ir pažiūrėjau į autobusą, kuris vos bebuvo matomas. Tai buvo geras bėgimas. Baimė mane vėl užvaldė. Tie elektros kabeliai. Žmonės turi būti čia. Aš pasiekiau tašką, kai kelio atgal nėra, todėl bandau suprasti situaciją, kurioje aš esu. Todėl pradėjau grįžti atgal prie autobuso. Nors esu išsigandęs, priėjau vartus su Sovjonok ženklu ir netoliese stovinčia statulomis, kelio ženklai su autobuso ženklu maršruto 410. Ši vieta neatrodo apleista, nes vartai nėra aprūdiję, o sienos nepažeistos. Gali būti čia nesu vienas, nes autobusai čia važiuoja ne vieni patys. Aš apžiūrėjau autobusą iš visų pusių, kad įsitikinčiau, tai ne haliucinacija. Bet kur yra vairuotojas? Aš atsisėdau ant krašto ir laukiau. Bet mano kantrybė ilgai nelaikė. Aš pasiekiau savo ribas ir po truputį tapau piktas. Net apsiverkiau iš streso. Po kelių minučių apsiraminau. Atrodo, vienintelė vieta, kur gali būti žmonių, yra už vartų. Todėl nusprendžiau eiti už vartų, bet nepriejus prie jų pasirodė mergina, kuri išlindo iš po vartų, dėvinti skauto uniformą. Staiga aš sustingau ir nebegalėjau žengti žingsnio. Tada mergina priėjo arčiau ir nusišypsojo. Aš staiga pastebėjau jos grožį, veidą, dvi auksinės kasas ir mėlynas akis, kuriuose galima nuskesti. Labas, tu turbūt ką tik atvykai? Taip. Tai gerai, sveikas atvykęs. Ji nusišypsojo plačiai. Keista, ji atrodo kaip normali mergina prieš mane. Aš turėjau sugrįžti čia, kai miškai ir laukai atrodė geriau. Bet ką turėčiau daryti čia toliau? Pasikalbėti su ją, lyg ji būtų žmogus, arba pabėgti nuo jos. Mano kraujas pulsuoja nemaloniai mano galvoje ar širdyje. Kas čia taip juokinga? Mergina pasižiūrėjo į mane. Tai nupurtė mane šiurpuliukai per nugarą ir mano keliai pradėjo drebėti. Nieko. Gerai tada. Tu turėtum eiti pas mūsų stovyklos lyderę, ji tau paaiškins viską. Žiūrėk. Tu eini tiesiai prie aikštės, tada pasuki į kairę. Tada pamatysi keletą mažų trobelių. Ji parodė vartus, lyg žinočiau, kas už jų. Tu gali paklausti, kur yra Olgos Dimitrovnos trobelė. Ar supratai? Aišku, kad ne. Taigi aš turiu eiti dabar.
Mergina atsisveikino ir išnyko pro vartus. Po stovėjimo vienam kurį laiką aš ėjau į stovyklą. Maždaug už 50 metrų priešais stovėjo mažas namukas, kuris išdygo iš kairės pusės. Aš bandžiau patekti į vidų, kai atsivėrė duris ir iš jų išlindo trumpa mergina dėvinti stovyklos uniformą. Jos gražus veidas mane nustebino, kai mane pamatė mergina sustingo iš išgąsčio. Staiga kažkas iššoko iš krūmų. Tai buvo maža mergaitė, kuri dėvėjo raudonus marškinėlius ir bandė iškrėsti išdaigą. Maža mergaitė staiga iš kišenės išsitraukė svirplį ir atkišo kitai merginai prieš veidą. Ja. Po visko mergina pabėgo, o jai iš paskos nusekė maža mergaitė. Staiga kažkas trenkė man per nugarą. Aš svirduliavau ant kojų, bet greitai atsisukęs buvau pasiruošęs bet kam. Bet ką radau, tai buvo kita mergina stovinti prieš mane. Mano burna buvo atvipusi iš staigmenos. Pakelk žandikaulį nuo žemės, naujokė. Aš užčiaupiau savo burną. Ta pati pionierės uniforma, kuri atrodė, kaip čia pasakius, provokuojančiai. Kaip visos merginos čia sutikau, jie atrodo patraukliai, bet jos arogantiška išraiška mane atbaidė. Ar esi čia naujokas? Semjonas. Gerai, pasimatysime vėliau. Ji įdomiai pasižiūrėjo į mane ir išėjo. Jie atrodė normaliai, jei ne jausmas, kad turėčiau pasisaugoti. Nors pasiekiau stovyklos aikštę, kurioje stovėjo žmogaus statula. Kur ta mergina liepė eiti? Ar į kairę, ar į dešinę? Turbūt į dešinę. Praėjau mažą giraitę ir priėjau prie plauką. Ei, ne ten pasukai. Aš pasisukau link balso. Pirma mergina, kurią čia sutikau, stovėjo prieš mane. Dabar ką aš tau sakiau? Pasuk į kairę nuo aikštės, ar ne taip? Ji buvo pasikeitusi iš skautės uniformos į bikinį. Taigi, ar aš dar neprisistačiau? Mano vardas yra Slavija. Iš tikrųjų mano pilnas vardas Slaviena, bet visi mane vadina Slavija. Tai tu irgi gali mane taip vadinti. Taip, aš vis dar pasimetęs. O koks tavo vardas? Taip, Semjonas. Malonu susipažinti, Semjonai. Aš čia jau baigiau, jei palauksi, kol persirengsiu, mes abu galėsime nueiti pas Olgą Dmitrievną kartu, sutinki? Sutinku. Po šito pokalbio ji nuėjo. Taip, aš pasiruošusi, einame. Mes priėjome stovyklos aikštę, kurioje raudonais marškinėliais mergaitė lakstė, kai ją vaikėsi man per nugarą trenkusi mergina. Gal jos žaidžia žaidimą? Uliana gana bėgioti. Aš viską pasakysiu Olgai Dmitrievnai. Taip, kapitonė. Pagaliau Slavija sustojo prie mažos trobelės. Turbūt tai Olgos trobelė. Kodėl tu čia stovi? Eime į vidų. Ir stop erzinti Leną pagaliau, Rena. Iš garso atrodo, kad kažkas yra viduje. Po kelių minučių atsidarė duris ir iš jų išbėgo Uliana su išdykėlės veido išraiška. O po jos mergina su trumpomis kasomis. Nenukabink nosies, Lena. Bet man viskas gerai. Tik kai ji baigė kalbėti, ji nuraudo ir išėjo. Bet dėl kažko aš nusekiau ją akimis.
Einam į vidų, jau mūsų eilė. Viduje buvo gražu 2 lovos, 1 stalas, 2 kėdės ir kilimas. Tu pagaliau čia. Puiku. Mano vardas Olga Dimitrievna, aš stovyklos vadė. Malonu susipažinti, aš esu Semionas. Mes tavęs laukiam iš ryto. Ir kada bus kitas autobusas atgal? Ir kodėl tau to reikia? Nėra priežasties, tiesiog įdomu žinoti, kur aš esu. Aš tiesiog noriu nusiųsti laišką savo tėvams. Bet tavo tėvai skambino prieš pusę valandos ir siunčia gerus linkėjimus. Ar galiu paskambinti savo tėvams, nes noriu kai ko paklausti? Ne, Kodėl ne? mes neturime čia telefonų. Tai kaip jie čia prisiskambino. Aš ką tik grįžau iš miesto, ten aš su jais kalbėjau. Ar aš galėčiau nuvykti į miestą? Ne, Kodėl ne? todėl kad kitas autobusas tik po savaitės. O taip mes turime tau surasti skauto uniformą. Taip, ačiū. Gerai, aš išeinu ir tu gali susipažinti su stovykla. Nepamiršk ateiti vakarienės vakarę. Aš turiu eiti, turiu atlikti kelis darbus. Eik pasivaikščioti, apsidairyk aplink stovyklą. Pasimatysime vakare. Jei nėra nieko blogo, man likti vienam, Slaviena vis labiau ir labiau atrodo patraukliai. Pirmą kartą šiandien susiprotėjau, kad man žiauriai karšta. Todėl nusiėmiau paltą ir likau vienais marškiniais. Taip daug geriau. Dabar aš galiu paklausyti kitų patarimų ir pasivaikščioti po stovyklą. Atrodo, net tarp Amazonių karalystėje yra vyrų. Labas, tu čia naujokas, tu turbūt esi Semionas, teisingai. Ir kas tu toksai esi? Visi jau apie tave žino. Aš esu elektronikas, jei nežinojai. Tai tikras mano vardas, tu taip gali mane vadinti. Gerai, Uliana taip pat mane vadina Su. Todėl, kad mano pavardė Česekovas. aišku. Leist man tau aprodyti viską aplinkui. Gerai, einame kartu. Mes atsidūrėme vėl stovyklos aikštėje. Ten ant suoliuko sėdėjo Lena, kuris skaitė knygą. Elektronikas pasitikėdamas savimi priėjo prie jos. Labas, Elena. Susipažink su naujoku į Semionas. Labas. Taip, Ji nusisuko nuo knygos momentui, pasižiūrėjo į mane, nuraudo ir grįžo prie skaitimo. Gerai, einame toliau. Ir čia yra stovyklos valgykla, kurioje susirenkame valgyti. Prie valgyklos krašto stovėjo nedraugiška mergina, kuri trenkė man per nugarą anksčiau. Ir čia mūsų vietinė skautė Alisa Dvačevskaja. Būk prie jos atsargus. Net nerizikuok ją vadinti Dvačenka, nes jai tai nepatinka. Ką tu pasakai? Kaip tu mane pavadinai? Gerai, tu pratesi be manęs. Alisa prabėgo pro šalį, sustojo ir sumurmėjo. Aš pasimatysiu su tavim vėliau. Po visko, kas nutiko, aš turėjau laisvą laiką iki vakarienės. Todėl klaidžiojau iki futbolo lauko. Tenai mane sudomino vykstantis žaidimas tarp vaikų. Net prisiminiau, kad esu visai neblogas žaidėjas, kol praktikavausi futbolo žaidimams. Staiga pamačiau pažįstamą veidą. Tai buvo Uliana ir kitas vaikas panašaus amžiaus berniukas. Man buvo sunku įsivaizduoti Ulianą užsiimančią sportu po to, ką mačiau darantį su žiogu gąsdinantį Leną. ei tu, nori žaisti.
įdomus pasiūlymas, bet avalynė buvo netinkama, o aš nebuvau tam nusiteikęs žaidimams. Gal kitą kartą. Man išeinant girdėjau Ulianą šaukiančią. Bailys. Viščiukas. Ir visa kita. Aš apsisukau ir grįžau į stovyklos aikštę, atsisėdau ant suolelio ir atsidusau. Geriau pasėdėsiu čia iki vakarienės. Nes yra geriau, kai pilvas sotus, o ne tuščias. Staiga mane išblaškė trimito garsas sklindantis iš megafono ant stulpo. Turbūt tai vakarienės įspėjimas. Aš nuėjau prie valgyklos. Gerai, kad dabar žinau, kur ji yra. Olga Dmitrievna buvo ten ir stovėjo. Labas, ar užeisi į vidų? Viduje nežinau, ko tikėjausi, bet tipiška valgykla su kėdėmis ir stalais, o maistas paslėptas po plyšiais ir virtuvėje. Semionai, palauk akimirką, aš surasiu vietą atsisėsti. Dvačenka, tuoj pat palauk. Ką? Kas yra su tavo uniforma? Ar kažkas negerai su mano drabužiais? Susitvarkyk savo uniformą tuoj pat. Gerai, gerai. Nėra taip daug laisvų vietų. Sėskis ten šalia Ulianos. Ten rasi maistą jau ant stalo. Tenai kabėjo ant sienų plakatai su šūkiais ir reklamom. Labas. Ko nori? Kodėl tu nežaidei futbolo su mumis? Ta išgirdęs pasižiūrėjau į batus ir savo aprangą. Tai matant turėjo išspręsti visus klausimus. Nes nenorėjau, tai pasakiau nerimtai. Gerai. Bet kai susiruošiau valgyti, kotleto nebeliko, tarsi kažkas būtų jį paėmę. Grąžink mano kotletą, vagilė. Mano didelėje šeimoje, jei mėgi pralaimi, tai gali kainuoti tau kotletą. Grąžink jį, nes paskusiu. Pastaba ne į temą, pasirinkimo lentelės turi paaiškinimus ir trūkstamas istorijos mintis. Matai, aš jo neturiu. Nusiramink, aš atnešiu tau kitą. Porcija alkaniems. Po akimirkos mergaitė pradingo, apsisuko ir atnešė naują porciją. Net nesitikėjau, kad bus taip lengva. Ačiū. Bežiūrint į maistą, net seilė ištiso. Aš pakeliau kotletą su šakute ir po jo yra šimtakoris vabalas. Iš pasibjaurėjimo lėkštė nukrito ant žemės ir sudužo, o aš susitrenkiau koją. Tu maža išdykėlė. Uliana buvo tam pasiruošusi, nes ji buvo bėganti pro duris besijuokianti. Aš sekiau ją iš paskos ir bėgau jai ant kulnų. Mes išbėgome iš valgyklos, prabėgom stovyklos aikštę, klubo pastatą ir pasiekėme miško taką. Staiga pradėjau pritrūkti kvapo, o mergaitė už posūkio pradingo ir pabėgo. Kurį laiką paklaidžiojau po mišką, nes neturėjau nieko ką veikti.
Kai atsigavau, pastebėjau, kad sutemo. O tai bloga mintis pasilikti per naktį miške. Todėl pradėjau grįžti atgal į stovyklą, bet nežinojau, kur aš randuosi, išskyrus kelią, iš kur atėjau. Kurį laiką paklaidžiojau, kol pastebėjau tarp medžių viršūnių stovyklos tvorą. Pasiklydus atrodė klaidžioju ištisas valandas, bet buvau miške neilgai. Autobuso aplinkui nebuvo, nes buvau netoli kelio, nors jis senai dingo kaip atsiradimas nepažįstamoje vietoje, nežinodamas, kodėl ten atsiradai. Pasidarė tamsu, kai praėjau stovyklos vartus, todėl geriau praleisti naktį stovykloje. Aš buvau grįžtantis į stovyklos vadovės namą, kai mane sustabdė kažkas iš nugaros priejo. Atsisukęs pastebėjau Slaviją, kad net išsigandau iš nuostabos. Labas, ką čia veiki taip vėlai? Tai tu nepagavai Ulianos? Nenustebinai, nes niekas dar jos nepagavo. Tu turbūt alkanas, nes taip staiga išbėgai nevalgęs. Einam tada. O ar valgykla neuždaryta? Viskas gerai, aš turiu raktus. Raktus, iš kur juos gavai? Taip, aš turiu raktus iš visų patalpų stovykloje, nes esu stovyklos lyderės pagalbininkė. Aišku, rodyk kelią. Atsiprašau, aš turiu perspėti savo draugę, kad vėluosiu, nes kitaip nerimaus. O tu gali eiti į valgyklą, aš grįžu po kelių minučių, gerai? Prie valgyklos nustebau, kad nesu vienas. Įsižiūrėjus pasirodė, kad tai yra Alisa, kuri bandė atrakinti durų spyną. Kol ji ten krapštėsi, mane pastebėjo. Nestovėk šalia ir padėk man, nes ir tu alkanas. Kodėl ar tai teisinga? Tai pasakęs, mergina sumurmėjo ir pradingo, kai Slavija sugrįžo. Ar viskas gerai? Ilgai nelaukiai. Išgirdęs tos žodžius pamiršau visai apie Alisą, nors nesu skundikas. O ji pati to nepastebėjo. Tai pareisime į vidų. Gerai, aš atrakinsiu duris ir įsitaisyk į kurią nori vietą, kol atnešiu tau maistą. Kol atsisėdau, atnešė man maistą ir nelaukas ėmiau valgyti bandelės su kefyru. Kol valgiau, mergina mane akylai stebėjo. Kaip tau patiko stovykloje? Mintyse kirbėjo daug minčių ir klausimų, bet prieš gražią merginą neturėjau ką atsakyti. Nežinau, gal mielai praleidau dieną. Staiga papūtus vėjui pro langą atkreipė Slavijos dėmesį, bet netrukus vėl sutelkė dėmesį į mane, negalėdama nuleisti akių nuo manęs.
Nors ir garsiai žiaumojau valgydamas, o ji tikriausiai pastebėjo, bet ji neprieštaravo. Džiaugiuosi, kad taip manai, nes ne visiems čia patinka. Jei tą pasakius, norėjau sužinoti dar. O kaip tu, ar tau čia patinka? Galėjau parinkti žodžius geriau, bet išsižiojus pritrūksta žodžių. Man čia patinka, nuostabu. Atsiprašau, kad neapročiau pati stovyklos, nes buvau užimta darbais. Atsiprašymas mane nustebino. Nieko tokio, aš ir pats viską apžiūrėjau. Kai baigiau valgyti, pradėjome kalbėti apie orą ir ką galėtume nuveikti stovykloje, kaip nueiti prie ežero. Staiga prisiminiau, kad neturiu vietos, kur nakvoti, bet nepaklausiau. Kurį laiką mes šnekėjomės apie stovyklą ir mano pirma diena, kai Slavija atsistojo. Laikas eiti, jau vėlu. Tu rasi Olgos Dimitrovos namą vienas, nes turi būti paskirtas, kur čia miegosi. Man jau laikas eiti miegoti iki rytojaus. Labanakt. Tai pasakiusi, Slavija išėjo palikdama raktus spynoje, o mane su klausimu, ką dabar daryti, man čia. Kai pasidarė tylu, nusprendžiau pasinaudoti Slavienos patarimu ir pradėjau judėti link stovyklos vadovės trobelės. Pakeliui prisėdau stovyklos aikštėje ir susimąsčiau, kas man nutiko ir kaip čia atsidūriau. Apsiraminęs pasiklausiau, kaip svirpliai groja. Staiga išgirdau medžių ošimą, pastebėjau, kad ne aš vienas dar nemiegu, ir tai Lena, kuri prisėdusi ant suolelio skaito knygą. Nusprendžiau prieiti arčiau ir pasisveikinti. Iškart nepriejau, nes buvau nedrąsus ir atsargus, bet sukaupęs drąsą priejau. Labas, ką skaitai? Tai ištaręs mergina išsigando. Atsiprašau, nenorėjau tavęs išgąsdinti. Nieko tokio. Mergina nuraudo ir toliau skaitė. Ar gera knyga, nes iš pavadinimo atrodo paslaptinga. Turbūt gera knyga, kad negali atplėšti nuo jos akių, net kai sutemo. Pastaba sutingus, laikui pastebime smulkmenas, taip pat jas galime praleisti. Ačiū už komplimentą. Ar aš tau trukdau? Ne. Ar aš galiu atsisėsti šalia tavęs? Kodėl? Ar nori pasižvalgyti po dangų ir stebėti žvaigždės? Iš rimto kodėl? Mane patraukė dėmesys Lenos ir negalėjau atgręžti akių nuo jos.
bet ir kaip sakė galima pasižiūrėti į žvaigždes. Nežinau, ar aš negaliu. Gali sėsti. Aš galiu išeiti, jei trukdau. Viskas gerai, man netrukdai. Staiga prisiminiau Ulianą, kuri iš šito pokalbio pasišaipytų. Ar tau patinka stovykloje leisti laiką? Taip, Ir nusišypsojo truputį dėl klausimo. Man turbūt čia patinka irgi, net kokia graži naktis. taip, Ji apsižvalgė aplinkui ir suprato, kiek dabar laiko. Taip pat kaip vaikų istorijos apie vaiduoklius, nakties metu galima išsigąsti ir gyventi. Merginos ir vaikinams gali kilti kvailos mintis, bet reikia atsispirti pagundoms ir blogiems sprendimams. Bet čia tik istorija, kaip Alisa stebuklų šalyje tik pasaka. jau vėlų turiu eiti labanakt. Labos nakties. Staiga pradėjau žiūrėti į žvaigždes ir susimąsčiau apie kosmosą. Visata net negalėjau atplėšti akių nuo žvaigždžių. Tai mano aistra mokslas apie žvaigždes. Aš toliau ėjau link Olgos Dmitrevnos trobelės, kurioje šviesos dar buvo įjungtos. Kai praėjau pro duris. Labas, Semionai. Tu labai vėlai grįžai. Taip, aš vaikštinėjau po stovyklą visą šį laiką. Gerai, tu mėgosi čia. Štai čia. Aš buvau truputį nustebęs. Bet ir pavargęs, nes stovėdamas užsnūdau ne viską girdėdamas, ką man sako. Taip, ar kažkas ne taip? Mums ir taip pasibaigė nemokami nameliai. Tu nori tapti padorus skautu? Taip, gerai. Tai pasakiau nerimtai, nes nei norėjau, nei nenorėjau tapti skautu, bet neturėjau iš ko riktis, nes grįžti negalėjau, o kur esu nežinojau. Po to truputį pasiginčiom apie skauto elgesį ir kaip turėtų elgtis, bet apsiraminus truputį prisėdom pailsėti. Apsidairęs pastebėjau, namelis gana mažas, bet įmanoma gyventi, nes čia gana jauku. Olga Dmitrievna visa šį laiką tvarkėsi prie lovos ir savo daiktus, kai tarė ilgai lauktus žodžius. Metas eiti miegoti, tai įsitaisyk ir gesiname šviesas. Kai užgeso šviesos, padėjau galvą ant pagalvės ir nepajutau, kaip užmigau. Giliai užmigęs sapnavau, kas šiandien man įvyko ir kas nutiko, sutikau. Mačiau autobusą, stovyklą, valgyklą su vaikais ir merginas. Staiga išgirdau balsą, kuris buvo pažįstamas. Bet iš kur sapno, autobuso ar stovyklos? Kai įsiklausiau, negalėjau girdėti, ką ta keista mergina sako. Nespėjęs nieko pasakyti, pabudau. Prieš pabundant jausmas buvo lyg sapne, mane įtraukė juodoji skylė ir išspjovė. Jausmas tiesiog nenusakomai nemalonus ir paliekantis be žodžių.